Labą dieną, Gerimantai. Labą dieną. Prieš užduodama klausimą norėčiau paskaityti Matos Evangeliją, 21 skyrių, 33 eilutę. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo vienas šeimininkas, kuris pasodino vynuogyną. Aptvėrė jį tvora, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į tolimą šalį. Tad klausimas būtų toksai. Ar vynuogynas, tvora aplink jį, spaustuvas, bokštas turi kažkokią reikšmę? Jei taip, tai kokią? Aplamai prieš aiškinant Bibliją reikėtų vadovautis vienu iš tokių principų, kad išaiškinti tiksliai ir užbaigtai kiekvieną rašto vietą yra neįmanoma. Nes jeigu per visą krikščionybės istoriją būtų įmanoma surinkti visus geriausiai pasakytus pamokslus, visų Dievo žymių vyrų, visų bažnyčių ir išaiškinti kiekvieną rašto vietą. Šalia Biblijos galėtumėm parašyti 50 kg svorio tomą, chrestomatiją, kurioje būtų visi atsakymai, kaip reikėtų suprasti. Ir iš tikrųjų Dievo žodis, aš tikiu, kad jis yra neišsemiamas. Tai yra, jeigu tokį pavyzdį pasakyčiau, jeigu žiūrėti ramų į vandenyną ir surasti pačią giliausią vietą, vienintelį konkretų tašką. Ir tame pačiame taške galėtų eiti labai giliai, galėtų paviršiuje būti, eiti gilin, dar gilin, iki giliausios vietos. Ir tai būtų ta pati vieta. Skirtumas tarp šio pavyzdžio, tarkim, su ramiuoju vandenynu ir Dievo žodžio, kad ramusis vandenynas vis tiek giliausiai vieta turi dugną. Tačiau Dievo žodis jis yra neišsemiamas. Tai yra, tu galėtum toje pačioje vietoje eiti iki begalybės, eiti visą amžinybę. Todėl raštas yra neišsemiamas ir kiekviena rašto eilutė jinai savyje talpina nesuskaičiuojamą skaičių tiesų, kurias šventoji dvasia apreiškia per visą krikščionybės laikotarpį. Kalbant apie šitą konkrečią vietą, pirmiausia, tai galime pasižiūrėti į kontekstą, ką Jėzus norėjo pasakyti tą rašto vietą. Jisai kalbėjo žydams apie tai, kad viešpats juos patalpino į žemę, pažadėtą žemę, juos apsaugojo, suteikė jiems pranašus, karalius, įstatymą, davė šventosios dvasios patepimą. Tačiau žydų tauta neatnešė tų vaisių, kokių tikėjusi Dievas. Ir Jėzus įspėjo, kad sako, dabar iš jūsų bus visa tai atimta ir atiduota kitai tautai, tai yra krikščionims, atiduota bažnyčia, nauja tauta, kuri neš vaisius, kurių tikisi Dievas. Ir aš tikiu, kad kiekviena rašto vieta, kiekvienas kablelis, kiekvienas žodis, jisai talpina savyje labai daug. Ir šiuo atveju aš tikiu, kad Biblija aiškina Bibliją ir kalbant apie šitą rašto vietą, reikėtų pasižiūrėti, ką simbolizuoja Biblijoje griovys, ką simbolizuoja vynuogynas, ką reiškia tas bokštas. Ir tais laikais tai būdavo kiekvieno ūkininko lauke pagrindinis tikslas išauginti vaisių, kad gauti aliejų. Ir Dievo pagrindinis tikslas kiekviename krikščionyje, kad jame būtų apreikštas Kristaus charakteris, kad jame pasimatytų Jėzus, jo malonė, jo šlovė, jo darbai, jo visas vidus. Tai yra, ko tikisi Dievas. Ir jisai pasodina vynuogyną, pasodina mumise savo žodį. Tvora aplink vynuogyną, jinai reiškia Dievo apsaugą, kuri yra antgamtinė. Dievas mus atskiria nuo pasaulio, nors mus neišima iš pasaulio ir yra riba. Vynuogynas turi ribą, tai yra aplink jį yra tvora, kurioje mes už tvoros yra visai kita teritorija, kuri neneša vaisių, bet viduje Dievas tikisi tų vaisių. Ir tai yra apsauga, kurią pats Dievas padaro kiekvieno krikščionio gyvenime. Toliau yra bokštas, tais laikais bokštas jis būdavo pastatomas, kad kaip apsauga, kaip stebėjimas, kad žiūrėti iš toli pamatyti ateinančius priešus, lapes, visokius žvėris, kurie galėtų pakenkti vynuogynui.
Ir mumise Viešpats mūsų širdyje, jisai Kristų padaro uolą, padaro to bokštą. Ir Dovydas daug kur psalmėse sakydavo, kad Dievas yra mano tvirtovė, priebėgos bokštas. Dievas yra mano buveinė. Ir krikščionio gyvenime jo centrinė šis vynuogyno, tai yra Kristus, kuriame krikščionis slepiasi, kuriame jisai įsitvirtina, kuriame jisai budi, stebi ir auga krikščioniškame gyvenime. Ir va šitame vietoje Dievas parodo, kad kiekviena rašto vieta jinai gali prakalbėti ne tik kaip teorija, bet gali prakalbėti konkrečioje situacijoje, kaip praktika. Pavyzdžiui, kad Dievo apsauga jinai nėra absoliutinė, kad kartu į tai įtrauktas ir krikščionis. Kad Dievas ne tik apsaugo apjuosdamas tvorą, bet pastato bokštą, kuriame krikščionis stebi dvasinę aplinką. Todėl Jėzus ir sakydavo, budėkite ir melskitės. Reiškia, kad krikščionis budi įsitvirtinęs Kristuje, jisai mato iš toli ateinančius priešus, kurie nori pavogti tą vaisių, kurio tikisi Dievas. Ir be abejo, tais laikais būdavo pastatoma spaudykla, arba kur būdavo spaudžiamas aliejus. Getsemanė tai irgi reiškia aliejaus spaudykla. Ir iš tikrųjų kiekvieno krikščionio gyvenime Dievas taip organizuoja jo gyvenimą, taip tvarko, kad mes pereiname, kai subręstame ir mūsų gyvenime atsiranda pirmieji vaisiai, kada alyvuogės būna pačios gražiausios, labiausiai pribrendusios, kada krikščionis pasiekia savo, kaip sakyt, apogėjų, prasideda vaisius pribręsta, tada Viešpats ima nuskina ir pradeda spausti aliejų. Krikščionio gyvenime tai, kad Kristus būtų apreikštas mūsų viduje, mums tenka susidurti su nepalankiom aplinkybėm, su įvairiais suspaudimais, pašaipom dėl tikėjimo, persekiojimais ir kitais dalykais. Ir mes kartais tada nesuprantam, kodėl, kad aš esu tokioj Dievo maloniai, taip sustiprintas, įsitvirtinęs Kristuje, kodėl mano gyvenime ateina suspaudimai išoriniai, kurie iš mano vidaus išstumia Kristų. Kodėl staiga padaugėja įžeidimų ir man atsiranda poreikis parodyti Kristaus atleidimą. Kodėl mano gyvenime atsiranda nemalonių žmonių, kuriems reikia parodyti kantrybę. Ir tas vaisius, tas aliejus, jisai pradeda būti spaudžiamas. Tas įvyko su Kristumi, kada jisai prieš, kad patiepimas būtų išlietas į žemę, jisai Getsemanėje meldėsi ir buvo traiškomas. Kristus, kuris atėjo savo tarnavimo viršūnėje. Tai yra visa tauta jį pasitiko su palmių šakelėm, tai yra karalius, tai yra prikėlęs lozorį, tai yra pati Kristaus tarnavimo viršūnė. Jis nuveina į Getsemanę, kuri išvertus reiškia spaudykla, ir jis yra traiškomas iš išorės, kad jo vidus, kad jis sudaužamas iš išorės ir tas pats brangiausias dalykas, jo gyvybė, yra ištekinama ir jinai patarnauja kitiems. Todėl ir krikščionio gyvenimas susideda iš kelių etapų. Iš pirmo, kada mes bręstame patys, tampame labai vaisingais, gražiais, nuostabiais Kristuje. Ir antras etapas, kada iš mūsų pradama spausti aliejus, kada mes tampame nebe tokie patrauklūs, bet dėl mūsų viduje esančio patepimo kiti yra palaiminti. Nors mes esam šmeižiami, persekiojami, tai kiekvienas krikščionis tą išgyvena ir Viešpats mūsų gyvenime yra paruošęs tas spaudyklas, kada nereikia išsigąsti, jeigu yra nelaimės, nesėkmės, apie kurias Paulius rašo. Sako, nei jokia nelaimė, nei nesėkmė, nei persekiojimas negali skirti nuo Dievo meilės. Tai va šitie dalykai, kiekviena detalė, jinai be galo turtinga. Tik tiek, kad mes galim tą rašto vietą suprasti teoriškai, būti atnaujinti protu, bet labai dažnai raštas kiekvienai gyvenimo situacijai jisai prakalba konkrečiai. Ir gali būti, kad tavo gyvenimo etape tu skaitai apie tai ir Dievas parodo, kad jis tave saugo, kad jis apjuosęs tave, tavo vynuogyną apsauga. Kaip Jobui kalbėjo, reiškia, Jobo knygoje velnias Dievui priekaištavo, sako, tu apjuosė jį.
apsauga, kad nieks negali jam pakenkti. Taip ir mūsų Dievas mus saugo dėl vaisiaus mumise. Mes nesam iš savęs vertingi, bet nešiojam begalinę vertę Kristų. Ir Dievas saugo Kristų mumise taip stipriai, trokšdamas vaisiaus. Ir Kristus šitoje rašto vietoje išpranašavo, kad sako dabar, bus tauta, bus bažnyčia, bus viso pasaulio krikščionys, kurie neš vaisių, kurių laukia Dievas. Todėl mes ir matom mūsų gyvenime šituos išaiškinimus, kurie turi didelę prasmę. Bet be abejo šitas atsakymas, jis nėra išbaigtinis. Tai neįmanoma, kad jis sudėliot ir tik tai taip, ir tik tai taip. Kiekvienam gyvenimo atveju tau gali prakalbėti labai turiningai šitą rašto vietą. Ir gali joje nerti taip giliai, kad nerasi dugno. Todėl raštas yra be galo platus ir išsamus.